namų skonis žvėryne. Daugeliu jūsų žvejų smuklė žinoma dar nuo Smetonos laikų. Na gerai, dėl Smetonos perdedu. Bet kad ne pirmą dešimtmetį skaičiuojanti vieta, tai faktas. Su savo išskirtinė aplinka, tradicijomis ir klientais. Užsisakom šaltibaršių už 3,50, karbonadą už 7, pusę cepelino už 4 ir atsigerti už eurą. Apžiūriu jų naminius kibinus, žuvis ir valtis. Dar vienas įrodymas, kad būti išskirtiniu nesunku. Tiesiog būk išskirtinis, pasikabink, pavyzdžiui, tinklą ant langų. Kompotas mums su žmona patiko. Nežinau, ar ko papildomai nepridėta, bet tikrai jutau tą seną naminį braškių kompoto poskonį. Nors kainos nėra mažos, kas suprantama, nes žvėrynas, bet porcijų dydis jas atsveria. Pirmas antakis kyla paragavus šaltibarščių. Tiršti tiek sudėtim, tai yra ingredientų kiekiu, tiek kefyrų. Ir dar randu savo taip ieškomą ir malonę rūgštelę. Šis variantas man visai patiko. Palinksim galvą ir einam šiek kas per cepelinai. Vėlgi, porcijos dydis, tarkių spalva, bei spirgų kiekis šalia. Išorinis vertinimas baigiamas su pagirimu. Betgi skonis svarbiausia. O skonis tiek man, tiek žmonai patinka. Net labai. Geras tarkio tamprumas, tinkamas mėsos įdaras. Variantas link naminių. Mums patiko, užskaitom. Bet namų skonis čia nesibaigia, nes ateina mano karbonado eilė. Karbonadus dažnai kepdavo mano mama. Traškius. Su džiūvėsėlė apvalkalu. Na, čia mėsos galbūt kiek mažiau negu mama dėdavo, bet bendras skonis tikrai priminė naminį. Lengvai traškus su maloniu česnako poskoniu. Gal tik salotos man kiek per rūgščios buvo. Bet kaip namie pasakytų, nepatinka nevalgyk. O aš valgiau viską ir mėgavausi. Tad žvejų smuklė palieka malonius prisiminimus apie vaikystę ir namus. Skanaus.